Geriausi Lietuvos plaukikai Giedrius Titenis ir Vytautas Janušaitis iš Kinijoje vykusio planetos čempionato grįžo patenkinti nuveiktais darbais. Abu sportininkai kišenėje jau turi kelialapius į 2012 metų Londono olimpinės žaidynės. Na tai buvo biški skaudu pamatyti rezultatus, kai ant 400-ųjų tai skiria finalas ir dar vienas žmogus tarp finalo įsiterpė ir manęs, tai aišku, bet pirmieji rezultatai lyderių tai tikrai įspūdingi ir kaip finaliam, žinot, buvo pasiektas pasaulio rekordas. Na, bet iš esmės tai džiaugiuosi pasiekęs ir savo asmeninį ir to pačiu Lietuvos rekordą įvykdęs A normatyvą olimpinį, kuris garantuoja Londone dalyvauti. Nu, tai visumoje gerai. Bet nežinau, man atrodo visai geras rezultatas, nes A normatyvoje abiejose nuotoliuose. Tai buvo didžiausias mūsų tikslas ir patekti į finalą. Tai kaip ir metus skaityčiau, kad įvykdžiau savo reikalavimus, ką kėliau pats savo. Šanchajuje pasibaigusiame čempionate Titenis įvykdė olimpinį A normatyvą 100 ir 200 metrų plaukimo krūtine distancijose. Janušaitis tą patį atliko 200 metrų kompleksinio plaukimo nuotolyje. Konkurencija tikrai didelė ir čempionatas tas buvo išskirtinis dar to, kad visi buvo suvažiavę, padarė atranką, nes niekas negalėjo be normatyvo atvažiuoti, išskyrus šalės su kvietimai. Taip pat rezultatai buvo tokie glaudžiai susiję vienas su kitu, kad tikrai patekimas jau į pusfinalį, o nekalba apie finalą, tai yra didelis pasiekimas mūsų šaliai. Lietuvos plaukimo rinktinės treneriai šiuo metu dar negali prognozuoti, kiek mūsų šalies plaukikų gaus teisę varžytis Londono olimpinėse žaidynėse. Olimpinių žaidynių atranka praktiškai pasimatė ir dabar šitam pasaulio čempionate, nes normatyvai buvo vienodi, galima sakyti, su olimpiniais normatyvais. Mūsiškiai Giedrius Vytas. Vytas 200 kompleksų, Giedrius 100 krūtinė ir 200 krūtinė jau gali plaukti varžybose. Plius Trabzonė Meilutytė turi A normatyvą vienoj rungty. Tai jau turim 3 žmonės, o kitų galimybės yra, sakykime, jeigu vežtų visus su B normatyvais vadinamais, tai turim jau krūvą plaukikų, o metų pabaigoj, Liepos, sakykime, pradžioj, bus aišku, ar gauna jie kvietimus ar ne, nes jau bus vardiniai kvietimai, tai priklausys nuo reitingo. Taip. Abu geriausi Lietuvos sportininkai patikino vis dar pasitikinti savo jėgomis ir Londono žaidynėse būsite kupini ambicijų. Aišku, realu, kaip matot, ne jaunėjų, bet rezultatai gerėja, tai tikėkimės kitais metais dar geresnėje bus ir finalą pavyks pakliūti ir galbūt dar ir finale kažką tai parodyti. Kitiems 4 Lietuvos atstovams Ramintai Dvariškytei, Matui Andriekui, Mindaugui Sadauskui ir Pauliui Viktoravičiui Šanchajuje nepavyko prasiveržti pusfinalius ir priartėti prie olimpinių A normatyvų. Gediminas Žygelis, Vytautas Juknys, Sport 1+, Vilnius.